Sveiki. Sveiki. Aš Jurgita. Aš Eimutis. Mes keliaujame dviese. Visur. Norime papasakoti apie save, kadangi įkūrėme Šį YouTube puslapį. tai norim papasakoti, kaip mes pradėjome šią kelionę. Kelionę pradėjome prieš 30 metų. Iš tikrųjų, tai gal net ir dar anksčiau. Ta kelionė prasidėjo, kai mes būdami paaugliai susipažinome. Prieš 30 metų mes susituokėme ir nuo tos dienos keliaujame kartu. Taigi kelionės dviese yra apie kelionės ir apie buvimą kartu. Būti santuokoj, būti bendrystėj, būti santykyje nėra lengva. Kaip ir kelionė susiderinti, įpročius, įgūdžius, norus, užgaidas. Tai po 30 metų mes nutarėme, kad norime pasidalinti ir su jumis mūsų patirtim, mūsų tolimesnėmis kelionėmis. Pati pradžia mūsų kelionės tai iš tikrųjų buvo į Santuokų rūmus. Su 2 automobiliais, kiek pamenu. Žigulį. Ford Taurus ir Žigulys. Va, tai tie tokie seniai, bet tuo metu jie buvo pakankamai visai tinkami vestuvių šventei ir kelioniai. Žinoma, toliau keliavome jau ir su vaikais. Tai keliaujant su vaikais visai jau kitokie buvo patyrimai, nes keliaujant su vaikais jau turėjome visai kitą automobilį, didesnį, kiek ten vietų. Su Mindaugėliu, su sūnum keliavome ir į pačią Norvegiją, kai jis tik gimė. Pati pradžia buvo kelionė. Kelionės, uždarbiai, pinigų trūkumus, tai iš karto į Norvegiją keliavom. Mindaugui gimus buvo 1 metukai, sėdome į automobiliuką ir važiavome į uždarbius, kaip ir visi tautiečiai darė. Daug kas sakė, kur jūs čia su tokiu mažu vaikiuku važiuojate, bepročiai. Jaunatviškas entuziazmas nugalėjo. Susikrovėme ir mišinėlius, ir puodukus, ir viskas buvo puiku. Na, bet pagrindinės kelionės tai buvo su Pontiaku, kur tikrai didelis automobilis ir tiek vaikai, tiek vaikų draugai galėjo labai puikiai įsitaisyti. Taip, Pontiakų klubas buvo įkurtas, prisijungėme labai daug bendraminčių klubų, Kauno, tiek Šiaulių, tiek Kėdainių, Klaipėdos ir Vilniaus, žinom. Na ir tokius darydavom susibūrimus kasmetinius, vadinamas joninės, ir taip labai ilgai bendravome, keliavome. Taigi keliavome nuo tikrai daug automobilių su vaikais, keliavome iš tikrųjų labai pradžioj daugiau Lietuvoj, truputėlį kažkiek į tolimesnius, tai vienas iš tų šalių lankytinų tai buvo Latvija, kur tikrai daug važiavom su vaikais. Vaikam paaugus tas kelionės kažkiek tai keitėsi, nes kad atitiktų ir mūsų, ir vaikų, paauglių poreikius, tai jau truputėlį galbūt jau ir lėktuvu atsirado kelionės, ir jau vaikai galbūt ir daugiau norėjo ir savarankiškai, tai mes jau kažkurio momentu pradėjom daugiau keliauti vėl dviese. Tai jau vaikai dabar jau suaugę, tai mes tikrai pratęsėme kelionės dviese ir pati tokia, jau pats toksai pikas buvo kelionių, kai mes pradėjome dviese, tai karantino metu. Dar prieš karantiną, kai įsigijau motociklą, tada ta kelionės prasidėjo dar visai kitokios. Kelionės motociklu sukūrė visai kitą galimybę pažinti vienas kitą, pažinti aplinką ir netgi naujai keliauti. Vienas aspektas, kas yra svarbiausias motociklų keliaujant, tu turi labai ribotą galimybę bagažui susidėti, nes automobiliu Keliauti paprasčiau. Taip, prieš karantiną dar labai buvom pamėgę savaitgalio kelionės. Tai per savaitgalį tai irgi viena iš galimybių dviese. Nors trumpam nuskristi į kitą šalį. Ir atsitraukti nuo visų veiklų, užsiėmimų, rūpesčių, tiesiog pailsėti, bet ir pažinti galbūt ir kitą šalį ir vienas kitą. Nes kelionės dviese tai ne tik tai pasaulio ir kitų šalių pažinimas, susipažinimas su kitais žmonėm, bet ir naujas ryšio ir kontakto vienas su kitu atradimas. O per karantiną tai kelionės motociklu labiausiai tuo metu pradėjo. Taip, nes visi galai užrišti, niekur keliauti negali, tai Lietuvą labai pažinom.
Tuo metu dar buvo, netgi vyko ir žaidimas Surink Lietuvą, jei kas pamena. Važiuoja į kiekvieną informacijos centrą Lietuvos kampelio ir surenki magnetukus visą Lietuvą. Tai magnetukų rinkimas toks buvo smagus žaidimas. Tai nuvyksti į tą informacijos centrą ir gauni magnetuką, kur sutinka labai malonų žmonės, papasakoja apie tą Lietuvos vietovę. Tai mes labai pažinom dar smulkiau Lietuvą. Ir toks buvo smagumas, tai surinkome visus magnetukus. Jo. Nenupirkome, o surinkome. Nes dalis buvo, kad pirko tos magnetukus, kad surinkti, bet patirti, nuvykti ir pamatyti tą vietovę, tai buvo visai kas kita. Keliauti motociklu, kaip ir minėjau, kad yra kartu ir lengviau ir sunkiau. Pirmiausia, tai yra lengviau, kad su motociklu jis manevringas ir su juo stoji kur nori. Sustoti lengviau, pravažiuoti yra lengviau. Kamščių nėra. Kamščiai lengviau išsprendžiami. Bet riboja bagažo turis. Kas man pačiai asmeniškai labai pasikeitė, nes važiuojant automobiliu gali įsidėti lagaminą ir gali net įsidėti tai, ko galbūt ir nereikės. Keliavome po Europą, bet to neužteko. Prisidėjo ir visus. Tolimesnės šalių pažinimas. Visai kitų kultūrų šalis, tai tikrai labai įdomus aspektas. Ir kas svarbiausia, keliaujant dviese, tą turi pamatyti, kad tu pamatai kitaip žmogų, tu pamatai, kaip mes sprendžiam klausimus. Net ir šią video darom mes, būdami Indonezijai, ir vakar mus aplankantis Beždžionių miške, manęs užlipo beždžionė. Ir mano eimukas perėmė tą beždžionę, nes aš labai išsigandau, kad ta beždžionė, gali, kaip ir kasti. Tai va, tai įvairiausios tos kelionės ir mes naujai vienas kitą ir saugom ir pažįstam. Prisimeni kokią linksmesnę mūsų istoriją iš kelionių? Man dabar staiga aš prisiminiau vieną, kaip mes keliavome čia Lietuvoje ir atvykom su lagaminais, išsinuomavom viešbutį ir, kadangi... Tai buvo Šiauliai. Susitikom vakare su draugais ir, sakom, pasidėsim lagaminus viešbutį, pasidėjom viešbutį lagaminus, bet vakarinis pasivaikščiojimas, vakarojimas pas vienus draugus, pas kitus ir mes taip į viešbutį ir negrįžom. Ir ryte tik tai atėjom pasimti lagaminų, tai tenai kaip ir viešbučio šeimininkas sako, kitą kartą, aišku, galite palikti lagaminams tokią viešbutį. Ačiū už tokį pasibuvimą, net kambaryje nebuvote. Paskui sakom, taip, galbūt reikėtų kur nors... Bagažo skyriui, traukinių. Lagaminus palikit, sakė, kad pigiau kainuos. Taip pat keliaujant dviese labai yra vienas aspektas toks išryškėja, kad mes būdami labai skirtingi, mano poreikiai vienokie, tavo kitokie. Bet mes ieškom ir randam bendrus taškus, ryšio taškus, dėl kurių mes norime ir keliaujame kartu. Vis apgalvojame, kaip geriausia yra keliauti, ar kelionės planuotos, ar kelionės be plano. Čia kartais išsiskiria mūsų nuomonės, kartais labai sutampa. Ir žinoma, kartais pasiduodami vieno kito norams, leidžiamės į kelionę. Tai kaip tu galėtum pasakyti, ar kelionė be plano, ar kelionė planuota yra geriau? Man be plano. Turbūt man irgi. Jos pačios duoda tokį vaibą, tokį tikrumą. Ir... Kažkur eini, kažką pamatai, o įlendi, kaip ir čia mes būdami Balyje. Atrodo, einam pasivaikščioti, iš parduotuvės prisipirkę maišus, į kavinukę užėję, pavalgę, o ten kažkokių budistų 4 sunkvežimius nuvežė. Kodėlgi nenuėjus pasižiūrėti, tai sutarėm su kavinė, palikom maišą, nuėjom pasižiūrėti, ir
pakliuvom į apeigas visokius, net ir mus pašventino. Patyrėm ritualinės. O toks iš nieko. Ir visiškai neplanuota. Planuotos kelionės turi savo privalumus, kai tu tiksliai žinai kažką, kur kada turi būti, kaip turi būti, ką turi pasimti ir taip toliau. Tai duoda tikrai tokio tikrumo, užtikrintumo, bet kelionės be plano turi visišką laisvę. Ir iš tikrųjų apie tai yra svarbiausia, keliaujant patirti laisvės pojūtį, atrasti žemėje grožį ir taiką ir tuo pačiu naujus pabuvimus kartu. Bet planas irgi, kai būna, irgi neblogai. Kažkas suplanuoja, sudėlioja, tu kaip koks kūdikėlis, paskui kartais visai irgi nieko. Bet ten jau gaunasi poilsinės, nereikia nieko galvoti, nieko daryti. Tave vedžioja už rankytės visur. Ir ši kelionė į Australiją, tai jinai buvo planuota. Buvo susidėliota, nes tai labai ilgi skrydžiai ir kol dar negrįžom į Lietuvą, bet galim pasakyti iki šios paskutinės jau dienos, kad viskas vyko labai sklandžiai, taip kaip suplanavom, taip ir įvyko, bet buvo daugybė ir neplanuotų situacijų, kurios dar labiau praturtino. Kai kurios planuotos, kad atvyksime jūs aplankyti, kitos neplanuotos, pažintys įvairios ir mieste, ir kelionėje, tai praturtina. Taigi kelionės dviese, Next Station ir yra apie tai, apie keliavimą, apie buvimą kartu, apie keliones planuotas ir žinoma neplanuotas keliones. Ačiū, kad mus žiūrite, sekate, prenumeruojate, dėkojam ir iki kitų kelionių.